Labadiena, sveikinamės iš Vilniaus Baltijos futbolo akademijos arenos, kurioje netrukus prasidės pirmos lygos, kurią remia Top Sport, trečiojo turo akistata tarp Vilniaus BFA ir futbolo akademijos Šiauliai B komandų. O kiti komandos draugai yra šie. Na dabar itin grėsmingas šiauliečių išpuolis, kaip jį bus išpildyta. Štai toks smūgis ir Ignas Aleksandravičius. Mėgautis futbolu bei atskleisti savo galimybes. Šansas prie pat BFA vartų. Pačius prieš Jansoną. Artiomo Osipavičiaus. Reitas tęsiasi ir vartininkas kišteli ranką. Bet jog šiauriečiai kol kas visai neblogai žaidžia vadinamajam antram aukšte. Dabar šansas ir įvartis krenta! Įvartis krenta ir Vilniaus BFA galiausiai pasižymė, galiausiai tos pastangos tapo vaisingos. Įvartis krenta ir Vilniaus BFA pirmauja 1-0. Vėlgi Osipavičius vėl laužo kelius savo varžovams, o čia šansas ir vartininkas reaguoja. Dar vienas proga. Ir trečiasis šansas vėlgi Aleksandravičius su gynėjais. Jansonas akseleruoja į ataką komandos draugus. Iš kairio krašto atliekamas perdavimas ir vėl Ugnius Semaška. Pavyko iškovoti savo pirmąją šio sezono pergalę. Itin įtemptos rungtynės. Tikrai nervinga kova, bet šaunu. Tai, ką pademonstravom abiejų komandų futbolininkai ir nuoširdūs pasveikinimai ir rankų paspaudimai tarp šiauliečių ir BFA trenerių personalo. Ačiū.